Aš nemoku to įvardinti, nemoku to pasakyti, bet turbūt, kad ne tai, kad aš pasižiūrėjau ir nuo kažko nukopijavau, nors pasaulyje turbūt tokio panašaus visokių dabargi yra vėl grįžimas prie gamtos, grįžimas prie natūralių medžiagų, grįžimas prie rankų darbo, va taip galima sakyti. Vieni, reiškia, puolė į tą technologijų pusę ir tas visas ekranus, sakykime, o kiti atvirkščiai, kiti, reiškia, yra kryptis, kad tu esi, tu pats padarai, tai va aš esu iš tų. Aš tada jau, kai baigiau tą dailės institutą, tai aišku, kad aš tik dailininkė norėjau būti ir aš nieko kitur negalėjau būti, aš nenorėjau jokių kitų mokslų, jokių kitų darbų. Man ir buvo svarbu mano specialybė, aš baigiau grafiką ir dirbau visą gyvenimą iki pensijos. Dirbau, o laisvalaikiu dalyvavau parodose. Pats jau tas grafikos pakilimas tai buvo 9–10 dešimtmečiai, tai buvo prieš atgimimą. Ir tie jau pagrindiniai darbai, tai estampai, tai ten ir buvo padaryti taip. Bet mes, ten būdavo parodos tos vadinamos teminės, tai pavyzdžiui, ten 50-mečiai, 60-mečiai, ten tarybų Lietuvos kokiam nors jubiliejui. Tai būdavo tik tai užrašyta, kad tam, o darbus mes darydom gana laisvus. Ašgi nebuvau kokia ten disidentė. Aš dalyvavau normaliai parodose. Tiesa, pirmose parodose kažkodėl tai manęs nepriimdavo. Mes esam tremtinių šeima. Sovietmetį iš viso, kad mes esam gimę tremty, tai nebuvo galima su nieko pasišnekėti ir apie tai buvo iš viso tylima. Tai jeigu žiūrėt pagal gyvenimo faktus, tai Daniliauskų šeima yra tremtinių šeima, taip. Tėvai buvo paaugliai, iš mamos pusės tėvą buvo suėmę jau 1940 m. Liepos 11 dieną, suėmė iš namų, išsivedė, o tėtį su šeima išvežė 41 metų birželio 11 dieną. Tai mama visą gyvenimą, jinai tiesiog labai daug pasakojo apie gyvenimą prieš vežimą, reiškia gyvenimą savo Šilopavižupyje ir paskui apie tolimąją šiaurę pasakojo. Tai apie tai mes kalbėdavom. Mano tėčio tėvas buvo Antanas Daniliauskas, jisai buvo tuo metu Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktorius ilgametis, o jo žmona Viktorija Leokadija Strembickaitė buvo mokytoja lietuvių kalbos. Bet prieš tai Daniliauskas jau buvo vienąsyk pabuvęs tremtyje už lietuviškos spaudos platinimą. Ten ilga istorija, kaip jis Peterburge ten su Vaičaičiu tokia turėjo slėptuvę, reiškia, lietuviškos spaudos, jos ten, kai čia Sietyno byla buvo Lietuvoje išaiškinta, turim kapus Sintautuose, tai yra jau mūsų ten prosenoliai palaidoti, ir turim kapelius, reiškia, Kelmėj turim Vlado Putvinskio kapą. Su Putvinskiais yra tiesioginė giminystė. Vladas Putvinskis, kuris labai prisidėjo prie Šaulių sąjungos įkūrimo ir paskui buvo jos dabar vadinamas ideologiniu vadovu ir tokiu jau ideologu. Tai jis man yra tikras tiesioginis prosenolis, o mama jau senelis. Mūsų giminės iš tėvo pusės ir iš mamos pusės žuvusių arba mirusių tremty, iš tos artimos aplinkos, kurie arba lageriuose, arba tremty, arba kalėjime. Tai 10 žmonių yra. Jeigu pasiseks apie juos tą knygą išleisti, tai ten mama labai gražiai apie tai pasakojo, kaip jie susipažino. Tai jie susipažino
Pačioje šiaurėje, prie Laptevų jūros, Dalia Grinkevičiūtė ten irgi su jais kartu, žodžiu, irgi dalyvavo šitos jų gyvenime. Tai kadangi ji buvo labai tokia smarki, tai pasakė tėvui, kad tu važiuok mokytis į tą Kisiūrą, o paskui baigsi Kisiūrą ir tada eisi, galėsi stoti į šitą Jakutsko pedagoginį institutą. Jie susitiko 47 metais Kisiūro internatiniai mokyklai abudu. Ir ten istorijos skirtingos, kaip jie pateko, nes tėvo tada viena ėjo istorija, viena šaka, o mamos ėjo kita. Kai sako, aš nuėjau ten į tą mokyklą, sako, aš stoviu viena ten ir sako, prie manęs priėjo žmogus ir paklausė, kaip aš ten susitvarkiau. Ir va ten jo ir buvo tada Antanas. O paskui jau jie ten, kaip bendrabuti, tai aišku, jau jie tenai pašurmuliuodavo biškį, nes jaunimas labai norėjo jau to tokio gyvenimo, kad gyvenimas eitų, jau kadangi jau ten ir valgyti jie gaudavo, nes ten anksčiau tai ten nebuvo kalbos, nes ten vis tiek tėčio mama labai žiauri, jie nuo cinkos, ten nuo bado praktiškai mirė. Ten baisu buvo. Ten Grinkevičiūtė apie tai aprašo labai gražiai. Mama labai traukė dailė. Ji buvo šiaip gabi. Mama matomai buvo gabi, nes jinai Sibire norėjo stoti į muzikos technikumą. Jos nepriėmė dėl to, kad yra tremtinė. O paskui jinai, kai jau ištekėjo, kadangi su tėvu vis tiek jau jie bendravo, tai nutarė, kad jau vis tiek šeimą reikia kurti. Paskui jinai labai norėjo stoti dar į dailę, bet jau nebebuvo įmanoma, nes vaikai, 3 vaikai, mes visos 3 ten gimėm. Jai tas karpimas labai buvo arti. Jinai Jakutske pradėjo ir paskui kažkaip jai labai pasisekė. Aš skaitau, kad tikrai mamai pasisekė. Jinai pradėjo dalyvauti liaudies meno parodose su savo karpiniais. O iš tėčio jinai visą laiką turėjo labai didelį palaikymą dėl savo darbų, dėl meno. Tų mamutų ilčių jie daug rasdavo ant kranto. Iš tikrųjų, mama nupaišė piešinį tokį linijinį, išraižė viską. Černeckis. Daug tų yra padarytų pagal tą piešinį. Čia yra Buikovmysas, toks iškišulys, kur viršuje dar matosi, čia, žinau, čia kapinės yra, kryžiukai. Kai nuplaudavo, tai ir Buikovmyso tų kapų beveik neliko, o ten, kur Trofimovsko sala buvo, tai ten, sakė, ta visa sala nuplauta. Tai aš Jakutske gimiau, paskui mano sesuo gimė Agoniokė, o dar viena sesuo vėl Jakutske. Mūsų visa šeima yra irgi atsiųsti iš Lietuvos tetos Matildos, buvo seseriai Daliai su katinu toksai žirstukas, Giedrei visai mažas žirstukas irgi čia su visokiais peliukais, o aš jau buvau tokia vyresnė, tai jau gal ir be žirstuko, bet va ir lėlę turėjau. Tėvą paskui pradėjo į darbą. Jis gavo paskyrimą į Agonioką. Aš prisimenu iš Agonioko, kaip mes su tėčiu ėjom į tą kalną mėlynių rinkti ir matyt mane biški pabarė, nes mano kišenė buvo mėlyna, aš į kišenę, aš nuskinu mėlynę, paimu mėlynę, tai aš į kišenę, aišku, kur daugiau dėsi. Tai aš taip manau, kad aš gavau biški barti už tą kišenę mėlyną, bet už tai aš atsimenu, aš tą kalną bent prisimenu. Mes su šeima grįžom, visi mes grįžom 56 metų Liepos mėnesį, Liepos rugpjūtį. Mes nuo 65 metų Vilniuje šeima, tai mane sugalvojo tėvai, kad reikia įleisti į tą 4-metę dailės mokyklą. Man patiko estampas, aš galėjau rinktis plakatą, galėjau rinktis knygų iliustravimą ir galėjau rinktis estampą, tai aš rinkausi estampą. Galvojau, sakau, aš noriu būti laisva, daryti tą, ką aš noriu. Man buvo žmonių figūros ne taip įdomios, bet daugiau man įdomu, su mama mūsų labai panašiai kontūras eina, kad eina kontūras, plėmas, linija,
tą juodą baltą, bet kadangi aš jau su grafika užsiėmiau, tai ten ir su spalvom ėjau, ir su viso paeksperimentavau, ten su reljefais esu paskui dariusi. Man buvo įdomu. Įvairiai dirbau. Ir gamykloj dirbau, ir universiteto pas restauratorius dirbau iš pradžių. Gamykloje paskui grįžau į universiteto grafikos kabinetą, o paskui į Lietuvos medicinos biblioteką. Tai virš 30 metų aš jau išdirbau. O dėl dailės, tai taip, aš visą laiką nuo baigimo instituto dalyvavau parodose, kaip dabar sako, ir turiu tarptautinių apdovanojimų. Aš mėgstu daryti tą, ką aš pati noriu, kas man į galvą ateina, kas visos tos temos. Ir šiaip knygų esu iliustravusi, bet čia taip jau susidėjo, kad lietuvių poezija daugiausia. Kai buvo prieš atgimimą, tai mes jautėm tokį pasipriešinimą, tą norą darai, reiškia tai, kas tau yra svarbu. Kai pasipriešinimo neliko, tai truputį toks buvo, kaip ir toksai stresas, sakykime, didelis. Čia po atgimimo viskas labai keitėsi. Tai po atgimimo buvo taip, kad aš nuneždavau darbus, kažkaip tai nepriimdavau, neįtikdavau, nežinau, ten po atgimimo iš viso viskas labai keitėsi. Ir žmogaus amžius keitėsi, aplinka keitėsi, kuratoriai keitėsi. Čia tikrai įvyko labai dideli perversmai. Grafikos aš kažkaip tai nebenorėjau daryti nuo kokių 12 metų. Reiškia, iš kur ėmiausi? Aš ėmiausi iš gamtos, paskui man svarbu buvo baltų archeologija. Tie dalykai labai svarbus. Ir paskui taip ėjo į tai, kad vis tiek tai, kas yra žmogui, svarbiausia. Man buvo labai svarbu tas moralinis, etinis, ir sakykime, aš vis tiek, aš tapau tikinčiu žmogum, tai man tas religinis, netiesioginis, kad ten aš iliustruoju, bet tie dalykai man yra labai svarbus. Vis tiek kūrybai turi atsispindėti, kas tu esi. Kas tu esi, turi atsispindėti kūrybai. Taip, man yra artimiau ne momentai, bet man yra artimiau tokie mąstymai ir paskui reiškia tokie apibendrinti dalykai. O ne momentų, kad tu nupaišai ten išraiškingą žmogaus figūrą realistiškai. Ne, man tas yra, mano prigimtis yra kita. Gintarė Bernotienė paskambino ir pasakė, kad darysim knygą. Skirtą Daliai Grinkevičiūtei per Gutauską. Tai man čia buvo pasaulio toks apsivertimas ir atvertimas už tai, kad mes apie tai nešnekėjom. O kadangi Grinkevičiūtės gyvenimas susijęs su tėvo konkrečiai, su jo motinos ta mirtim, visos tos aplinkybės, tai man čia buvo, man baisus stresas buvo. Tuo labiau, kad ten laiko mažai buvo. Kur čia yra Gutauskas? Kad čia viskas, žvaigždė danguje, kryžius, ledo lytis eina. Paskui eina aš ėmiau tas monetas senasis. Čia yra Kristaus ženklas, Kristus visatos valdovas. Tai aš nežinau, kas ten gali būti, neaišku. Čia yra akis, čia yra žemė. Taip, mes ėmėmės už tai, kad ten nereikėjo nei žmonių paišyti, ten tas apibendrintas vaizdas, ten ir yra, kad reiškia apibendrinimas, reiškia, man patinka simboliai, man patinka užuominos, man užtenka paukščio, užtenka ten kokio augalėlio, bet viskas man truputį sueina į, jeigu augalas iš 3 šakelių, aš įsivaizdavau, kad mama tai yra liaudies menininkė, o aš tai esu jau matai profesionalė. Ir jau mums kalbos apie tą mokymąsi, apie tą profesinius dalykus mums nelabai buvo, nes priemonės visai kitos. Mama paima popierių ir iškarpo, o aš tai ten kankinuosi. Nes, vis tiek, mama yra... Dabar tai aš labai suprantu, kad
Aš dabar tai iš viso nebeskirstau, kad čia yra tautodailininkas, o čia yra profesionalus. Man dabar yra taip, arba yra menas, arba nėra meno. Ir aš už tai kovoju ir čia sakai, ir jeigu kartais atsiranda proga, tai aš apie tai kalbu, kad reiškia, o ką tu gali žinot? Kitaip sakant, arba yra menas, arba jo nėra. Tai mes su mama visą laiką mes nepalaikydavom, bet bendraudavom. Tas bendravimas, tai aišku, kad buvo. Ir aš visą laiką greta mamos buvau. Matai, vis tiek ir mama paskui irgi sakė, kad juk jinai nedarė, jos nėra, kad grinai dekoratyviniai, pas ją irgi yra iš vidaus daug kas išjausta. Tai jinai ir apie savo darbus yra sakus, kad sako, nereikia manyti, kad ten mano darbai labai lengvai gimė tenais, kad sako, aš ir, žodžiu, kad perėjo kančios kelius. Vat, tą jinai yra pati ir pasakius, ir parašiusi. Ir aš tikrai tą žinau, kad jai tie darbai neįdavo taip visiškai lengvai, kad jį papaišys čia maždaug. Jinai buvo gamtos žmogus, labai daug gamtoj, jai gamta buvo labai didelė atspirtis ir jos tie motyvai yra iš gamtos daugiausiai imti. Arba iš to vidinio pergyvenimo, nes gyvenimas nebuvo lengvas, kadangi tėtis tikrai jisai sirgo ir jis 56 metų mirė mūsų tėtis, tai mama beveik 30 metų, taip su mumis ir paskui ir, kaip sakant, aišku, mes jau ne vaikai buvom, bet jos gyvenimas buvo toks, tai jos buvo ir tie darbai, paskui jie vystėsi, jie nestovėjo vietoje ir man tai buvo kažkaip labai artima ir mama man buvo artimas labai žmogus. Giedrė baigė. Gabumų tai turėjo, bet jinai baigė biologiją ir jinai gavo paskyrimą į Dotnuvą, į Dotnuvos tą institutą. Ir dirbo mokslinį darbą, jinai genetikė, pagal specialybę genetikė. Tenai su augaliukais dirbo, ir paskui jinai, aišku, ten jinai ištekėjo ir vaikus augino, jeigu taip žiūrėti. Bent jau viena iš mūsų sukūrė šeimą. Tai jai užteko viso šito. Su menais ne, daugiau su menais ne. Ji gabumų tai turėjo, jinai irgi parašo, ir eilėraščių yra parašiusi, ir papaišydavo, bet jinai jų, tiesiog jinai jų, vis tiek darbas jos yra mokslinis ir jinai apsigynė disertaciją. O Dalia baigė chemiją, tarp kitko jai neleido dirbti universitete dėl jos biografijos Daliai ir jinai dirbo mokslo akademijoje, chemijos institute. Tai jinai chemikė, bet jinai, kadangi mes čia namuose, taip jinai to karpyti jinai karpė, jinai vis labai pergyveno, kad sako, aš geriau už mamą vis tiek neiškarpysiu, nebūsiu geresnė, tai jinai labai ilgai taip kažkaip varžysi. Bet paskui jinai ir karpė, ir jinai tenai kursus vesdavo, ypač su sodais, tai vesdavo kursus ir institutai, ir vaikam. Ir, reiškia, visai jinai gerai tenais, soda jai labai sekėsi, o karpiniai paskui jau mes ir knygutę jai išleidau, aš jai tokią knygutę jau paskui, žinai, jau kai jau jos nebuvo. Aš neleidėjau, aš tik paruošdavau. Aš paruošdavau ten. Taip išeina, bet aš nesu leidėja, aš esu tik tai atsakinga šeimai. Žvaigždės spindi pasiliekantiems, tai čia apie 2009 metais ir išleido tokia leidykla, vadinasi Knygiai. Tai reiškia, nežinau, sudarytoja aš čia esu. O pradėjau su tais objektais, o aš vadinu objektais, reiškia, su akmenukais ir tiesiog su visokios, su siūlais. Ten reikia pamatyti. Bet paskui pradėjo domėtis, Dailininkų sąjunga pradėjo domėtis ir dabar pernai dalyvavau parodoj Panevėžy. Kitokia tekstilė maždaug. Jie ten kitaip pavadino, bet reiškia nestandartinė tekstilė. Paskui mane čia
tokia atsirado kuratorė, tai ir mo muziejuj, ir dabar yra mo muziejuj darbai eksponuojami, reiškia, netgi į Paryžių nuvežė ten tokia nedidelė parodėlė, bet Lietuvos, Latvijos, Estijos. Tai reiškia, kažkam yra įdomu. Aš turiu porą žmonių, kurie tą įvertina. Tai man to ir užtenka. Čia yra mūsų dabartinė sistema tokia susidariusi, gal kai kur ne, bet kad gyveni lyg tai kiekvieną savo urvelį biškį gyveni. O ten susibėga jaunimas, tai jaunesni, tai jie ten į tuos pleneriukus vis susibėga, tai jie ten ir pabendrauja. Nu, o vyresni galbūt daugiau liko tokie kaip ir ne tai, kad uždari, bet tuo labiau, kad, reiškia, aš anksčiau tai grafika ir yra grafika. Ir tada parodos, o čia, žinai, čia aš visai ko kitą užsiimu dabar. Ir aš šitas bendras parodas dabar jau nebeinu, bet aš už tai savo galiu padaryti asmeninę.